Labą dieną, TonyBet mylėtojai ir gerbėjai. Po ilgesnės pertraukos darau TonyBet video. Tuoj paaiškinsiu, kodėl darau. Kaip prisimenam iš paskutinių video, šitas akauntas yra labai nesėkmingas, labai ilgai ant nulio su juo tampausi. Štai ir dabar matom balansą 1240, reiškia 40 eurų. Akauntas pliuse per daugiau nei mėnesį. Buvo netgi, prie visų statymų negrįšiu, buvo momentas, kai netgi buvo pastatyta all-in beveik šitam akaunte. Jau būčiau netgi nedaręs depozito, nes limitai yra tragiški tiesiog. Paskutiniam video atrodo rodžiau, jog limitai kai kuriuose lygose ankstyvieji statymai net po 20 eurų tik tais duoda laimėti. Tai galvojau, jog TonyBet ir punktuose nėra geri limitai, tai šiandieną šitą video noriu parodyti štai dėl šių rungtynių. Moterų draugiškos, vakar vyko Belgija-Slovakija 134,5. Pirmą kartą už šitą įvykį, kaip matom, pastačiau 13:39 minutės. Statymo suma buvo 47 maksas, reiškia leido laimėti 40. Ankstyvoji linija ir 19:25 už tas pačias rungtynės leido dar 20 laimėti, 60 eurų laimėjimas. Ir aš įsivaizdavau, kad šitam akaunte limitai yra pamušti dvigubai. Tai, kas buvo jau antrą jo naudojimo dieną pas mane, tačiau jie yra iki nesveiko lygio pamušti, tuoj parodysiu kodėl. Todėl, kad esu dabar ne Vilniui ir kai esu ne Vilniui, mėgstu TonyBetą nuskausminti jų kitų miestų lažybų punktuose. Kodėl aš tai sakau nebijodamas? Todėl, kad, pakenkti jiems nėra daug šansų man, kadangi darbuotojų rotacija yra labai didelė. Ir vis tiek kituose miestuose manęs visi neatpažins. Taigi, kaip matom, Savanorių prospekte Kaune stačiau tų pačių rungtynių. Belgija, Slovenija, kaip matom, stačiau 350, bet kas įdomu, maksimumas buvo 450 kažkiek. Ir tiesiog keistas dalykas, bet prie savęs neturėjau daugiau pinigų, pastačiau 350. Tai akaunte, kaip matom, ant to įvykio leido pastatyti 70 eurų, punkte maksimumas 430. Limitai jau yra iki tokio tragiško lygio, nieko nelaimėjus, pabrėžiu, nieko nelaimėjus, kaip kokiam Unibet arba BetCityje, nieko nelaimėjus, limitai yra kerpami iki beprotiškų mažumų. Life taip pat sumažinti, bet pagrindinis šito akaunto darbas vis tiek, aš jo taip nepaliksiu. Pabandysiu dar išeiti į pliusą. Mažų lygų, štai mažų lygų limitai. Dabar nežinau, ar čia ankstyvoji linija skaitosi ar ne. Ventspilis iki rungtynių mažiau nei valandą. Ventspilis, štai prašau, leidžia laimėti 30 eurų. Akauntas, pabrėšiu, yra minuse, nieko nelaimėjęs, bet jie iki tokio lygio man numažinę limitus yra. Futbolas kortelės irgi prisimenam būdavo ir 130 ten ar 140 leisdavo laimėti. Dabar jau nieko panašaus nėra. Parodysiu, bet iš tikrųjų jau pats esu pažiūrėjęs. Ant kortelių leidžia laimėti 40 garbingų eurų limitai. Padarysiu 2 statymus dabar. Prie mač statau labai mažai, o TonyBet'e šiek tiek padoresni limitai yra Life. Po 200, po 150 leidžia laimėti. Štai porą statymų už geltonas kortelės. Ir tokiu atveju šiam kartui atsisveikinsiu. Pasižiūrėsim, kaip seksis šiam akauntui toliau. Štai priklausomai nuo kofo matom 40 laimėjimas, kur didesnis kofas, mažesnis statoma suma, bet štai per 2 įvykius vos po 40 eurų galimas laimėjimas. Tai šiam kartui baigiu, atsisveikinu ir iki kitų susitikimų.